Su moterimi, kaip su prokuroru. Viskas, ką pasakysite, bus panaudota prieš jūs. Tik teisinė anekdota. Sako, nežinau, kas man yra, sako mergina, aš visą laiką fainiausius, gražiausius vyrukus sutinku tada, kai prastai atrodau. Draugė žiūrė, sako, nu, kur, sako, tu tiek daug gražių vyrų kiekvieną dieną sutinki? Geras. Mažasis rimukas žiūri, kaip tėtis dažo lubas. Nu, mama sako, žiūrėk, vaikeli, mokykis, užauksi, tėčiai padėsi. O tai, mama, šitą, o tai ką, jis iki to laiko nebaigs? Dašyt? Pas psichoterapeutą žmogus sėdė, sako, daktarė, realiai kenčiu, sako, nuo nepasitikėjimo, nuo sąmokslo teorijų susijusių su kitais žmonėmis. Realiai kenčiu nuo šito, padėkit man. Gydytojas sėdi, sako, tai gerai, jokių problemų, sako, aš tikrai jums galiu padėti. Ach, tu šlikštus pataikūnė ir korumpuotas pareigūnė. Tai tu nori iš manęs kyšio, ne? Siaubinga istorija. Gerbkite vyresnius, jie baigia mokyklą be Google ir Wikipedijos. O, taip. bravo. Jie neturėjo kur paieškoti. Vyras su žmona skiriasi. Žmona sėdi virtuvėje, nusiverkus, vyras irgi toks, žinai, palaužtas psichologiškai. Žmona atsisuka ir sako, nu ir kitas dalykas, ir kam tu būsi reikalingas po to? Aš, pavyzdžiui, po skyrybų, ar ne? Tai bent vaikam savo būsi reikalinga. Kam tu būsi reikalingas? Nu, kelme tu. Aš būsiu reikalingas savo bankui. Kreditai tai ant manęs. Žiūrėk, bedarbis ateina į darbo biržą ir klausia, gal turite man darbo, sakykite. Taip, sako, žinom, prašau, sėskite. Pasiūlymas kaip tik. Darbas taip, reiškia, žiūrim. Aha, vieta, Maljorka, žinot, sala tokia Ispanijai priklauso. 20 valandų per savaitę, atlyginimas 6,000 eurų, čia jau atskaičius mokesčius, renkas, ir kiekvieną rytą pusryčiai, taip, darbe pusryčiai išskaičiuota. O tai, kaip čia sako, išeina, tai šaipotės iš manęs? Nu, jūs pirmas pradėjot. Čia buvo dar su tam tikra tautybė, pasakyta, kad, nu, tarkim, ateina kažkas iš Vilniaus. Retušavau. Šiek tiek dėl etninių sumetimų. Kad karas nekiltų. Jo, kad nebūtų jokio diskriminavimo. Kaip reikia švelniai išvengti tos situacijos, kai mergina įsižeidžia dėl jūsų kaltės? Yra vienintelis kelias. Bėgti. Lengviausias būdas. Na ir aš paskutinį turiu. Crazy. Žąsinas irgi galvojo, kad maudosi, kol vanduo neužvirė. 80-ųjų metų stiliaus diskoteka yra realus šansas, kai tau 50, būt atstumtam pagal tą pačią muziką, kaip ir prieš 30 metų.